Sveiki mokiniai ir mokinės, buvę mokiniai, manau visuomet būsite mokiniai. Nebūtinai mano, mokyklos vienos ar kitos, ar vidurinės, ar patys save mokinsite. Iš kelių pratimų galima. Poros pratimų, trečią pratimą sumastyti, iš dar 14, iš tuzino pratimų. Sumastyti dar kelis iš jų išplaukiančius. Arba pratimus, arba veiksmus. Iš kelių variantų galima padaryti. Pamąsčiusi savo kažkokį, tai, kuris tiktų prie jūsų fizinio kūno, prie noro, prie supratimo bei sugebėjimų. Na, manau, kad apie 30 metų treniravau, mokinau. Tai kažką tai bent jau prisiminėt, kurie mokinotės. Gal kažkam ir kitiem tai pravers, kitiem žmonėm. Svarbu, kad tik tai geram naudot, neblogam, jeigu veiksmai. Kągi, taip, pradėsim. Pratimai. Keletas pratimų. Aišku, kelti kojas ir liemenį kartu, rankas prieš save. Susilenkėt, iškvėpimas per burną. Įkvėpiam ir su rankų ištesimu pilnai į kojų pirštus aukščiausiam aukštyje, kur pasikels. Galima pakėlus kojas, arba vien kojas, arba vien liemenį. Na, aukščiau, žemiau. Smūgiavimas. Ir taip. Aišku, atsispaudimai. Koja ant kojas. Ir stengtis tiesiog liemenį, lenkti rankas per alkūnes, įkvėpimas, iškvėpiam, ištiesiam rankas. Ir taip toliau, aišku, pratęsam pirštų, kad pasistiprinti pirštus, galima ant kumščių, galima ant delnų ar ant briaunų, įvairiai pagal norą, sugebėjimą. Taip.